Sveiki, čiatas, iš to ateinu į Discordą. Alio, sveiki, žiūroj, galima streamą pervadinti. Galima pervadinti streamą. Kažkas galite pervadinti streamą. Gali palaka pervadinti streamą. Sako, gali. O šitas palaka reikia pervadinti streamą maždaug taip, čia parašy, kad čia naujienos brūkšnelį, kaip čia pala parašyti, naujienos brūkšnelis. Aš čia į ligoninę, o komanda čia irgi šventės atostogos grūzas, čia tai išvarys tiesiog sakė į kokią šalį ir kažkur pabūt, kad negrūzintų. O aš įsidarau į ligoninę pabūt. Galima pavadinti streamą tokį. Parašyk naujienos brūkšnelis, išvykstame į ligoninę. Blet, visi čia išvyksta, DMPP atsisveikina nahui kuriam laikui. Čia DMPP dipina lauk nahui. Naujienos, aš į ligoninę, o komanda išskrenda, rašyk iš Lietuvos nahui, va tokį. Nes čia nėra atostogų, čia labiau grūzina. Gali tokį parašyti. O aš tada pasijungiau laivą, reikia čiatas baigėsi leaderboardai, šaflo kas dalyvavo, ačiū, tai 10 000 eurų išdalinsim. Tai šiandien čia išdalinam, viską išdalinsim, čia aš paprašysiu žygio išdalins. Tai čiatas visi, kurie dalyvavot, yra va leaderboardas, DMPP apačioj paskrolinus į apačią kanalę mūsų, atkikia yra dmpp.gg svetainė, tenai užeinat, leaderboardas, šaflo ir va nugalėtų yra, tai 10 000 eurų bus išdalinta visiems. Ir nežinau, čia jau DMPP nuspręs turbūt naują leaderboardą paleis, bet be manęs bus čia, jeigu darys. Ką ten įsileisk. Jo, tai visi tie leaderboardai tęsis toliau, čia tai tik be manęs bus. O kaip sveikata, tai va, čia viskai čiatas, aš suvartau antibiotikus, biškelį kažkiek geriau dabar, bet sakau, va, gulsiuosi į ligoninę. Tai dabar tik tokį streamą, nu tai paibat. Tai čia tiesiog naujienų, tai dėl to šiandien streamo net nedarau, aš sakau, mažai tos streamus darau, dabar paskutiniu metu irgi apmažėjo, kartais vakariukai susukdom, bet dabar viskas, čia aš jau irgi dipinsiu į ligoninę, kiek čia nežinau. Gali būti rytoj, kada vieta atsiras, čia, nes dabar sekmadienis, tai va savaitės bėgi kažkas tokio, nežinau, reikės suderinti, kaip čia priims. O šventė senė, nu tai mano šventės ligoninė turbūt bus, aš nežinau, kada grįšiu iš ligoninės, tai galimai niekada senė, aš jau į ligoninę keliausiu į patalą mirties. Neaišku, senė, neaišku. Bandys man ten kažkokį specialų gal gydymą daryti, gal kažkaip vaistus pritaikyti lygai kažką, nukračiant eksperimentau. Tai aš tiesiog jau painformuot, kad čiatas, kad nenusiliūdėtumėte, jeigu ten streamų nebus, tai jau toks informacinis. Nenoriu šipis ten visai grūzo, nenoriu savęs irgi laidot, nes jau ir taip pranešiau Instagram'e, tai nenoriu čia sakyti, kad viskas čiatas į ligoninę užsidarau. Gal tu į ligoninę kažką, nežinau, gal kažkas, nors jeigu laivų darys, nežinau, gal Discordą užsuksiu. Va, Discord'e tai užsuksiu pabendraut, nes aš žinau, kad čia ligoninė, kai būsiu, man bus liūdna. Tai aš manau, ligoninė pabūsiu, ateisiu pabūt gal su kamera. Jeigu kam norėsit, galėsiu su kamera pabūt, kad va tikrai ligoninė, kad ten nepistų proto. Kad ten nebūtų vačiatų kažką, kai visada meluoju. Galėsiu pastreaminti, čia savo procedūras, kaip ten suvarytas ligoniai, kažkam įdomu. Parodyk tą katiną, kargniaukį nereikia. Sako, tada sakyk, švesime kalėdas per langą. Žiūrėsim, čiatą žiūrėsim. Eilinį sykį klaustukai debilų liko. Kas čia buvo, kas ten? Eksperimentuoji tegul su grybais, o nesu tam tegul atgaivina nafig 10 metų į priekį. Tai matai, nėra vaistų, čia tai nežinau, bandys kažkokį, sakė, gal net pritaikyti gydymą, tipo gal ten kažkaip bybį, žinot, niekada negavęs tokio gydymo, tai man net pačiam baisu, nes dabar pasen antibiotikus vartau, tai nieko nežinau, čiatas, tikrai nieko nežinau. Tiesiog va gavau naujienų, čia, kad į ligoninę ugulsiu, nu tipo, buvau sakęs, aš šiaip galvau, kad ilgiau pabūsiu. Bet sakiau, realiai porą dienų jau norėjau ir praeitą savaitę, bet tada antibiotikus vartau, dėl to nusikėlė čia.
visas šitas reikalas, atsimenu, buvau įkėlęs postą Instagram'e, kad kelios dienos tai jau buvo apšie kritiškai, bet kažkaip ten atsipumpavau su kilogramais vaistų visokių ir tada turėjau tokį sprendimą arba gulu į ligoninę, arba dar pabūnu. Tai labai norėjau pabūti bent šventės, o po to gult, bet gavosi taip, kad ne nuo manęs priklauso, sveikata hujovo ir reikia vietos ligoninė, man ten patalpos, tai vad sakau, šią savaitę gulsiu. Tai dar dėl viso pikto iš karto tik pranešu, gal ten padarysiu, gal dar vieną, du streamus, nu jeigu nebus taip, kad va rytoj, nu nėra dar ligoninės, dar vietos ten panašiai, tai gal dar rytoj, poryt, bet jau atsakau iš karto, tik tais pranešu, kad ir va ir komanda išvarys. Nu bent jau kiek žinau, ten žykis panašiai. Ir kiti, tai karačia, tai nebus namuose. Nieko. Į privačią? Ne. Tai va tokia informacija, kur čia norėjau iš karto čiatas jums pranešti. Kad, o sveika žydai, kaip tu? Nu tai va taip. O kaip dėl soko, nežinau, bet sakau, kaip po Lenką. Tai sakau, aš galvoju, blėt, aš irgi nenoriu, kad čia dėl manęs, čia draugai gruzintų, komanda gruzintų. Tai sakau, jūs varykit, čia varykit, ar palisėt, ar kažką, nežinau čia. Aš labai nemėgstu, aš ne, jau prasideda žydas rašo, tai galima bus ligoninę lankyti. Aš kažkaip nežinau, manęs nelankydavo niekas per gyvenimą ligoninę. Man labai nesmagu, tipo, kai aš hujovai būsenui būsiu. Man labai kažkaip nemalonu yra, kai ateina lankyti ir panašiai, nes tada jautiesi, kad čia ateina su tam kurva atsisveikint, dar kažką, nu ble, davai, mirsiu, jei numirsiu, tai karoči tiesiog galėsit ateiti jau ten, ką jūs nori daryti ten, pohui. Bet, tipo, ligoninė nevažiuokit, nelankykit, nebent jau patys susirasit, okei, tipo, bet šiaip pačiam gal man nefaina bus. Į Discordą ateisiu su kamera pabūt, sako, nepis proto, tu nahui, kai nes atvažiuosiu damu šisuką. Tai va tokia situacija ir tada jo dar pranešu, kad irgi daug kas klausia, vakar pasibaigė leaderboardas, tai šiandien visus 10 gabalų bus išmokėta čiatas. Tai aš ilgai irgi nenoriu streamo daryti, tai va Discord'e bus irgi įkelta 10k, va nugalėtojai, čia Drifteris, Pomi, Paramedikas, Kamara, Kempenkė, Undertermas, Justas, Zikutis, Egis, Dragūnas, Pašol, Žygis. Visi 10 leaderboardo nugalėtojai. Tai dabar dėl kito leaderboardo, tai jis yra automatinis, pasileis kitas, bet jau dėl kitų išmokėjimų, kas bus po mėnesio, tai galimai aš jau būsiu numiręs. Aišku, nenoriu taip šnekėti, nes aš žinau, kad aš čia tarakonas išgyvenu. Tai čia galimai reikės jums su komanda bendrauti, kai grįž. Ką jie ten darys, kokius streamus, nežinau. Tai jūs tada jau derinkit dėl kito leaderboardo. Shuffle. O jeigu viskas gerai, plius minus, kada paleis iš ligoninės, aš nežinau, seniai gali būti, jeigu ten gerai, daug dievė, tai aš galiu ten gal ir pusę metų gulėti, ir gal ten 3 mėnesius ir metus, gal ten nežinau, kaip bus. Tai vapšiai nieko nežinau. Aš vapšiai ten kažkokį, bent jau šiaip įdomu buvo, kad pasirodo kažkokį gausiu gydymą eksperimentinį, net nežinau, kaip bus. Tai čia bent jau tiek, nes aš galvoju, tiesiog biški mane palaikys, kol numirsiu, tai bent kažką ten duos. Tai va, tai aš tokių gavau žinučių, čia skambučių, tipo su medikais panašiai ten. Tai va, tokios naujienos, čia aš netgi sekmadieniais bendrauju. Ne darbo dienom su medicina. Tai va, tokios situacijos čiatas. Aš į ligoninę, šią savaitę kažkurią dieną, o, tikėkimės, nežinau, aš tai norėčiau kuo vėliau, blėt, aš norėčiau, kad penktadienį išvaryčiau. Dar noriu pabūt porą dienų, tikėkimės, bet galimai gali būti jau rytoj. Viskas, tai va čia kažkuria diena, tai pabandysiu, jeigu ten, tarkim, rytoj nepaguldys, tai tikrai padarysiu streamą, jeigu antradienį nepaguldys, tikrai padarysiu streamą tada. Dar tuos kelis viskas. Paguldysiu tada viskas, tada jau laukit manęs Discord'e, bet tada jau lankysiuosi, žinokit, aš ligoninį gulėdavau labai liūdna, tai lankysiuosi Discord'e visą laiką. Discord'e gali tu sukti MPP. Pakimarint. O dėl komandos tai nežinau, galit šiaip, jeigu kam įdomu bendrauti su jais, vis tiek žinot, jau pažįstat, kas Žygis, ten visi kiti komandai. Tai galit su jais bendrauti. Aš tai jų prašiau, kad nesiparintų, varytų kokiu atostogų pasimtų pochų šventės, kol ligoninę išvarau, kad nesigrūzintų. Aš manau, geras sprendimas čiatas. Aš rekomenduoju, bet jie nenori. Bet kažką sušnekėjau, tai aš manau, juos išstumsiu per prievartą. Rytoj. Susikrauš mutkės. Kur komanda išjuda, kažkur, aš manau, jam reikia visiems palisėti, nes, blėt, irgi, žinokit, pusę metų streaminam, viskas tegul pailsi. Kam čia, žinai, tipo, darom tuos streamus, po to čia sėdi grūzina, čia dėl manęs viską tegul biškiai atsipalaiduoja.
Jie turi būti su tam ligoninė, ne. Čia mano problemos, ne jų. Tai va, nemita ką, žįsta kie. Sveikato žiūriu nuo pradžios sėkmės, ačiū. Tik tok live iš ligoninės, sako, nedarysi jokių live. Sako, galima tą leaderboardą online sekti mums, kaip ten vyksta vietos naujas shuffle, tai nežinau, galim, aš galiu parodyti. Karočiui, žiūrėk, galiu trumpai parodyti, jeigu nori. Va yra, žiūrėk, čia kaip paskrolinį streamą, čia yra linkas, šitą mygtuką paspaudi. Kas per telefus galit about susirasti streamus. Paspaudi tiesiog šitą DMPP.GG, kur subscribe, įmeta į svetainę ir tada eini leaderboard. Ir čia va yra tipo Bompyro ir yra, karočią, shuffle. Tai va shuffle dabar baigėsi, va čia yra nugalėtojai ir kiek gauna prizų. Top 10 tai va rytoj nusiresetins, naujas turėtų būti automatinis. O toliau, karočią, sekit su komanda. O kad dalyvaut leaderboard'e, tai ką jūs turite tiesiog šauktukas shuffle parašyti į chatą, išmeta linką, žiūrėkit, parodysiu ir tiesiog užsiregistruoti į shuffle kaziką per šitą linką ir jūs realiai kodą panaudojate ir jau kai žaidžiate, jau dalyvaujat. Dabar sakė, už 4 dienų ger 6 tas dropas bus, 25 milijonus visiems žaidėjams išmokės. Ir kas ten ant to shuffle coino valiuto žaidžia, gali pasikeis dar daugiau duoda. Sako, daugiau už tiktokus nebemokat, o ne, jei 100 kas surinks. Viską jau te derinkit nebe su manim. Davai aš jau viską po biškį perleidžiu žygiui. Karočiui, viską čiatas, ką derinat, derinkit su žygiu. Žiūrėkit, va Instagramas, karočiui, aš jau jeigu man bus blogai, tai žiūrėkit, aš jau perleidžiu po biškį DMPP žygiui, buvau sakęs. Jeigu turit klausimų dėl streamų, arba šiaip aš nebūsiu atsidarau Instagramą, sierčia žiūriu, Mia Khalifa PR, Mia Khalifa 6, Mia Khalifa mom, nahui. Blet, kaip čia suprast, Mia Khalifa, blet, ieškojęs aš. Gerai, išjungiam. Neklauskit, karočiui, čiatas, čia neklauskit. Aš net pats nesuprantu, kodėl, nahui. Man net nepatinka, nahui. Čia kažkada streamą norėjom daryti, norėjom prisičiešinti Mia Khalifa į streamą daryti ir galvom pabombinsim, bet jau vėl. Va, žygio klauskit, nahui, dėl visų reikalų. Va, Instagramą žygio niekada šiaip nereklamuoju, bet palieku va žygis kiukiu. Palieku žygio Instagramą, va šitas vaikinas, matot? Tai galit, karočiui, šitam bičiui rašyti. Dėl streamų, kas aktualu. Dovydas galėsi, pažiūrėk, kai galėsi, okei. Ir viskas, čiatas, matau, kad jūsų daug susirinko, bet aš per daug ir nenorėjau nieko daryti, kiek mes streaminam, 12 minučių. Kaip ir gal galvoju baigti streamą. Ne dėl klauto susirinkom, ne dėl peržiūrų, tiesiog norėjau informacijos perduoti ir baigti streamą, tai ir kaip ir nelabai ruošiuosi sėdėti aš ilgai, žinokit. Tai kažką, jo, rimtai endinsiu, tai aš nestreamint susirinkau, kad čia paskui galvos, ble, čia priešne, kad čia žiūrovai. Matau, kad daug susirinko, labai smagu. Bet nematau prasmės, tipo, man čia, žinai, dabar. Tiesiog norėjau paduoti informacijos. Galėjau Instagram'e tai padaryti, bet nenoriu ten plėtą Instagramo story, mano peržiūrė 7 štukų žmonių, paskui jau matau chat'e, matau, kad paskui pizda vėl rašinės, čia laikykis sveikatos, galvoju, kam čia apkrauti. Ir po to vėl ten žmonių spamins. Jau geriau, kar sakys, blėt, po to tai jis dar nemirė, na. Tai jau geriau perdodu tik tiem, kurie stebi laivus, čia susirenka tie, kas stebi laivus ir kad paskui nebūtų daugiau klausimų. O mano informacija vis tiek įsivaikščios. Galėčiau kazino žaisti, bet nesuksiu čiatas. Nesuksiu. Atiduoti bus 10 000, nesuksiu, nežaisiu. Ne, čiatas. Tai jo, tai nežinau, čiatas. Like, subscribe, naku, ir viskas. Va, damušam golą. DMPP 14 štukų, 600 followerių. Davai 400 žmonių pafollowinam dabar. Bus 15. Naudos į stream. Kurio kaip nenatūralu, niekada taip nesakau. Esu bent vieną kartą aš per visą laiką DMPP karjerą prašęs followerių. Sako, iki check PM, dėkui. Kokios naujienos po Instagramo story, pažiūrėkit šitą trumpą laivą, 14 minučių trunkant, 15 minučių baigiu laivą. Ar Olena irgi varys atos? Jo, visi varys, manau, tušti namai bus. Paliksim tuščius namus. Katiliukus kažkam paliksim, aš į ligoninę, karočią, ir Olena ten su komanda, nežinau, paprašysiu, kad pabūtų tiesiog gal atostogų pasimtų, nežinau, kam čia grūzint savus, kam čia apkrauti. Paskui žiūrėsim, kaip bus.
Nesakyk, kada bus tuština. Tai galimai šiandien vakare, rytoj. Tai aš manau, kad tipo sušnekėsim ligoninę, tai nežinau, manau, kad rytoj gali būti, arba, nu, šią savaitę, tai jeigu nebus, tarkim, pirmadienį, antradienį, kažkas tokio, nu, tai karočią, tai aš dar padarysiu laivą ir panašiai, bet aš jau manau, komanda visi išvarys atostogų rytoj poryt, paprašysiu bent jau, išvarysiu lauk, kad nematytų, nes aš vis tiek negali derintis labiau, kada išvaryti po pagal mane. Taip nevyksta, tai tegul jie varo lauk, karočią ir panašiai. Nu ir viskas, ką čia mes aptarim publiką, ne? Kaip jums? Davai sėkmytės. Tai va, ačiū, kad užsukot. Sorry publika, labai atsiprašau, kad sugaišau jūsų laiko. Nepykit, karočią. Nepykit, kad tiek daug žmonių surinkau, karočią. Ir dabar čia va išeinu iš karto. Bet buvo reikalas. I was here. Davai, viskas, iki čiatas, myliu labai ir viskas, nežinau, gal pasimatysim rytoj, gal ne. Jeigu ką, Discord'e pasimatysi, manau, kažkur viskas myliu, viskas ir ką, svarbiausia, kažkur bibikišt, kaip sakoma. Davai, čiatas. Viskas, peace, iki motherfucker. Pa, o makak, na.